Sveiki, šiandien norime Jums pristatyti Nobliolift žirklinius palečių vežimėlius, tai yra mechaninį modelį ACX10M ir modelį su elektriniu kėlimu ACX10E. Abu vežimėliai kelia krovinius iki 1 tonos ir iki 80 cm aukščio ir yra skirti ne tik transportuoti paletotus krovinius, bet ir reikalui esant gali būti pakeliami iki žmogui patogaus darbinio aukščio ir naudojami kaip stacionarūs rūšiavimo ar pakavimo darbastaliai. Abu modeliai turi viengubą cilindrą ir todėl santykinai aukštą rėmą. Privalumas tokios sistemos yra, kad viengubas cilindras yra stabilesnis už teleskopinį cilindrą, turi mažiau besidėvinčių dalių, todėl yra patikimesnis, o aukštas rėmas dažnai tarnauja kaip papildoma atrama pakuojant prekes. Visas korpusas yra pagamintas iš tvirtai suvirintų plieninių lakštų, o briaunos papildomai užlankstytos į vidų, kad rėmas būtų kuo tvirtesnis ir plastiškesnis. Tai neabejotinas šių modelių privalumas. Pilnai pakėlus krovinį vežimėliai tampa stacionarūs, iškelto krovinio transportuoti negalima. Abu modeliai turi ergonomiškas rankenas. Mechaninis modelis turi lėto ir greito kėlimo režimus. Greito kėlimo režimas skirtas pakelti vežimėlį su iki 150 kg kroviniu ar tiesiog tuščia palete iki darbinio aukščio. Sunkesnius krovinius nei 150 kg jau rekomenduojama kelti standartiniu režimu, kuris nėra ypač greitas, todėl jeigu darbe svarbus greitis ir produktyvumas, siūlome įsigyti modelį su elektriniu kėlimu. Modelis su elektriniu kėlimu vadinasi ACX10E ir jis pilnai pakelia krovinį vidutiniškai per 15-20 sekundžių, kai tuo tarpu pilnai mechaniniu modeliu, greituoju režimu, pilnai pasikelia per vidutiniškai 25 sekundės, o standartiniu režimu vidutiniškai užtrunkama net apie minutę. ACX10E komplektuojamas su neaptarnaujamomis AGM baterijomis, integruotu krovikliu ir baterijos išsikrovimo lygio indikatoriumi. Todėl vežimėliu paprasta naudotis, jį galima krauti bet kur, kur tik yra elektros rozetė. O jeigu vis tik taip atsitiko, kad išsikrovė bateriją, reikia dirbti ir nėra kada jos pakrauti, ACX10E vis tiek turi galimybę kelti krovinius panaudojant ir mechaninę pompą. Svarbu paminėti, kad tiek elektrinis, tiek mechaninis modelis turi apsaugos nuo perkrovos mechanizmą. Jeigu viršijama keliamoji galia arba tiesiog iškeliamas krovinys iki viršaus, tuomet hidraulikos tepalas pradeda cirkuliuoti ratu per redukcinį vožtuvą ir tokiu būdu apsaugomas vežimėlis nuo perkrovos. Tokia paprasta, bet labai patikima sistema elektrinio modelio atveju leidžia išvengti mikrojungiklių panaudojimo hidraulikai atjungti, dėl ko vežimėlio eksploatavimas tampa patikimesnis ir saugesnis. Jeigu ir jūs siekiate palengvinti prekių rūšiavimo ar pakavimo darbus, Nobliolift ACX serijos žirkliniai vežimėliai jums puikiai pasitarnaus. Kviečiame užsukti į mūsų internetinę parduotuvę shop.girupis.lt ir susipažinti su ACX vežimėlių pasiūlymais.